Labas vakaras. Malonu, kad šį pusvalandį nutarėte skirti kultūrai. Šiandien laidoje matysite nesuvaidintas emocijas po biografinio filmo Nepalikit prašau premjeros. Pasidžiaugsime dabarties akimirką renginyje nuo puošniojo baroko iki iškilmingo klasicizmo. Prisiminsime atvelykio renginių akimirkas Alytuje bei pasigrožėsime akcijos Darom 2009 rezultatais. Nuo praėjusio savaitgalio Dainavos kino teatras rodo alytiškio scenarijaus autoriaus ir režisieriaus sukurtą biografinę dramą Nepalikit prašau. Į Alytuje vykusią filmo premjerą pateko ne visi norintys. Emocijos tąkart liejosi per kraštus. Taigi kviečiame arčiau ekranų tuos, kurie neabejingi likimo valiai paliktų vaikų kasdien išgyvenamam skausmui. Dzūkijos sostinėje pirmą kartą sukurtas meninis filmas Nepalikit prašau. Alytiškis režisierius scenarijoje atskleidė tikrus išgyvenimus, kuriuos pats daugiau kaip prieš 22 metus patyrė vaikų namuose. Perteikti visą tai kino juostoje buvo viena didžiausių Roberto Šarknicko gyvenimo svajonių, nors pasiekti ją nebuvo lengva. Aišku, kad sunku buvo, nes vis dėlto Alytus tai ne kino miestas ir taip toliau. Visų pirma, reikėjo pateikti idėją, kad visi patikėtų ir taip toliau. Ir kitas dalykas, taigi trūko tų profesionalių komandos narių ir reikėjo ieškotis geresnių jau, kiek mes čia turėjome mieste. Ir atrodo, kaip rezultatai kalba, bent jau šiek tiek pavyko. O kalbant finansinę pusę, mes dar spėjome iššokti į tą traukinį, dar krizė mus nepalietė, bet statant šį filmą trūko vis tiek tų lėšų. Kuriant filmą, masinėse scenose dalyvavo daugiau kaip 300 Alytaus miesto ir rajono gyventojų. Jo pastatymą rėmė daug verslininkų, įmonių, įstaigų. Filmas buvo montuojamas Alytaus regioninėje televizijoje. Šis filmas, aišku, skirtas jautrios sielos žmonėms, kurie žiūri gyvenimą rimčiau su širdgėla, kurie myli vaikus ir kartu, kurie nemyli vaikų. Tiesiog tam tikras perspėjimas, gal tegul būna susimąstymas, kas gali vykti su vaiku, kai jie lieka vieni. Ir po daugelių metų, kokį gali jie sulaukti rezultatą. Taip kaip panašiai man atsitiko, sakykim taip. Nes aš asmeniškai, susvetimėjau, nes aš tik po 14 metų pamačiau savo motiną. Jie mane priima šiltai, tačiau iš mano pusės aš susvetimėjau, nes aš pamilau tiesiog svetimus žmonės. Dar gerokai prieš filmo premjerą jį pasitiko kūrybinė sėkmė. Kovo viduryje netikėtas kvietimas į kino festivalį Vilniuje, po to į Panevėžyje surengtą Europos kino festivalį Dieną ir naktį sulaukė teigiamų kino kritikų įvertinimų. Praėjusį šeštadienį Dainavos kino teatre vykusio biografinio filmo Nepalikit prašau premjeroje, jeigu žiūrint filmą kai kam ir pavyko sulaikyti ašaras, tai po jo, kuomet visų žiūrovų akivaizdoje buvo išgyventos tikros, nesuvaidintos emocijos, abejingo neliko nei vieno. Ar jūs žiūrėdami filmą galvojot apie pinigus? Ar galvojot apie turtą? Apie tai, ko mes turim, ko mes neturim? Visus mus jaudino visiškai kiti dalykai. Mums skaudėjo, sopėjo širdį ir tikrai ne dėl to, kad krizė ir dar kas nors. Mesgi matom, kokia krizė ekrane. Visada buvo šita krizė, baisiausia krizė. Ne pinigų, ne turtų, bet širdies, mūsų jausmų.
Aš po šiai dienai nesuprantu, kaip galima nenorėti savo vaiko. Kaip galima jį kaip daiktą kažkur numesti, palikti valstybei. O kas ta valstybė? Mama? Mergaitė apsikabina senutės ranką, būk mano mama. Va, jau aš pravirkčiau, aš labai atsiprašau. Jei vaidint, žinokit, nereikėjo nieko. Šita mergaitė antiek visa buvo tikra. Ir dabar jinai, aš blogai, kad aš taip kalbu, bet aš kitaip negaliu. Aš negaliu susitaikyti su mintim, kad mano tėvynė Lietuvoje gali būti tokie dalykai. Robertas šitą išgyveno. Ir ačiū Dievui, kad jis sugebėjo, ačiū Alytui. Jūs turit nuostabų žmogų, kuriam turit padėti, kuriam turit dėkoti, jis pakėlė tokią problemą, meninę problemą, meniniam priemonėm šitą problemą pakėlė. Ne dokumentika. Dokumentikos mes prisižiūrim kasdien. Mano indėlis iš tikrųjų labai mažas, bet aš su tokiu džiaugsmu visą šitą dariau. Nes aš tikrai sakau, aš nepriimu. Aš nežinau, kodėl gruzinai, kodėl tadžikai, kodėl visi pietiečiai. Islamas, kokia bebūtų ta religija, mums nežinoma, kažkokia niūri. Nė vieno vaiko niekur nepalieka. Niekur, tik taip savieji, giminės, artimieji. Ir nežinau, nu nebent jau visai nėra artimų. Ir tai kažkas priglobė labai artimą savo dvasia žmogus. Nu kaip gali būti? Tėvynė mūsų gerėja, viskas gerėja, pasaulis gerėja, tobulėja ir staiga globos namai pilnėja. Kodėl? Rebeka, baik. Mes, mėlieji Robertai, tie patys, kurie filmavomės, kurie buvom pakviesti, norim tau užrišti tokią neįprastą juostą. Gyvenimas tai kinas. Tai bus atmintis nuo mūsų visų tau. Mes visi ateiname į savo vaikystės. Šie žodžiai, girdėti prieš daugelį metų mokyklos suole, manau, aktualūs ir šiandien. Vaikystė pats gražiausias tarpsnis žmogaus gyvenime, su mamos glamonėmis ir bučiniu, su tėtės žvilgsniu, su močiutės pasaka. Deja, ne visiems būna lemta patirti tą vaikystės džiaugsmą ir lyg talismaną visą gyvenimą nešioti savo širdyje. Ir manau, kad gerbiamas ir mielas mūsų režisierius Robertas atliko labai gražią kilnią misiją, parodydamas vaikystę, kurios niekas nenorėtų turėti. Aš pats dirbu 15 metų su vaikais, kuriuos palikę tėvai, ir žinau, kad didžiausia jų svajonė turėti mamą, tėtį ir šiltus jaukius namus. Dėja, toms svajonėms dažnai nelemta išsipildyti, kaip Robertas sakė, tų vaikų nuolat daugėja, šiuo metu virš 5000, ir aš labai tikiuosi, kad pamatę šį filmą, tie tėvai galbūt susivoks, ką jie daro. Žinai, ta priešistorė, kada būni čia greta su tais žmonėmis, kurie sulaikė kvėpavimą, seka kiekvieną filmo akimirką. Žinoma, labai sunku ir skaudu, kada žinai Roberto gyvenimo kelią, kada prisimeni tuos žmonės, kurie ir į tavo šeimą ateina iš tos terpės, kokioje buvo
šie vaikai, Robertas, Emilija. Ir aš manau, kad turbūt Alytuje, Robertai, kaip koks prometėjas jauniems žmonėms dabar ir tiems, kurie galbūt savo gyvenime negalvoja apie tai, kas bus, kas liks po jų elgesio kažkokių dalykų. Aš manau, kad šitą filmą reikia rodyti ir vaikams, ir jauniems žmonėms, kurie galbūt dabar už durų eina, spardo alaus skardinės, kurie šiandieną rinkome visi gausiai. Ir tiems, kurie pašonėje mūsų miesto, uždaryti už storų tvorų. Aš manau, kad po tokio filmo, po to, kada žmonės prisilies prie jo, neturėtų būti to gerumo daug. Kaip džiugu, kad čia pat, šalia, gyvena toksai vaikinas. Ir manau, kad jo talento gale Alytų išgarsins kinas. Taigi, Robertai, kodėl tu parašytum man vieną? Manau, yra salėje ir tokių, katrie išgyvenę tą dalyką. Aš Robertą pažįstu nuo tų visų rodytų vaizdų. Abudu augom Šiauliuose. Ir šitas filmas tikrai sako, nereikia grįžti į praeitį, bet yra tokių momentų, kad reikia atsisukti tą praeitį. Ir tikrai, kai aš pažiūrėjau šitą filmą, kad išgyvenau irgi viską tą, ką jis išgyveno. Jam Dievas davė režisūrą. Tai jis viską perkėlė į režisūrą. Man davė kitokį. Gal per režisūros nebuvau. Bet kada kartu... Jisai gaisrinkas. Ir aš to tikrai pažįstu šitą žmogų. Ir tikrai širdį dėkui jam už tokį filmą sukurtai, kad yra žmogus sugebėjo širdim sugyvė nuotaiką žiūrėjo tą filmą, manau tikrai suprasti esmę ir suprasti, kad tikrai apsižvelgus aplinkui daug yra tokių, kad tikrai reikia mamos, reikia tėvo. Labai džiugu, kad tavo darbo vaisiai atsispindi Taidi ir spaudoje, kritikoje ir kitur. Ir kai vaikšto po Alytaus globos namus užsuku ar į Simną specialiai mokyklą, jaučiu, kad tavo ten pėdos taip pat karštos. Ir džiaugiuosi, kad tu šias tokias dvasinės pasaulėžiūros vertybės kiekiai ne tik tai savo kraštui, bet ir visai Lietuvai. Tai todėl aš įteikiu tau šią gėlę ir tikiuosi, kad tu šių vertybių nepleisi ir toliau jas kleisi visiems. Jeigu jūs, politikai, padėsit. Ačiū. Filmas yra nuostabus. Jis labai geras filmas, labai reikalingas mums. Reikia, kad jį matytų plačiusios masės. Bet pabaigai noriu pasakyti, kad tai nėra didžiausias Roberto pasiekimas. Didžiausias jo pasiekimas ir pats puikiausias kūrinys, tai yra jo dukra Patricija. Aš per savo, jau virš 50 metų turiu, per savo gyvenimą nesu mačius tokio nuostabaus tėvo. Tokio gero draugo savo dukrai. Ir tai yra tikrai neprilygstamas kūrinys. Aš manau, kad jis dar daug puikių filmų sukurs, bet Patricija vis tiek bus jo gyvenimo šedevras. Ačiū už filmą visiems žiūrovai. Pirmąjį sekmadienį po Velykų Dzūkijos sostinėje, kaip ir kitose šalies miestuose bei miesteliuose, vyko Atvelykio šventės. Jūsų dėmesiui reportažai iš Alytaus kultūros komunikacijos centro ir Švento Benedikto gimnazijos. Alytiškiai ir miesto svečiai praėjusį sekmadienį skubėjo į bene pirmą kartą Dzūkijos sostinėje surengtą Atvelykio šventę. Renginys vyko Alytaus kultūros komunikacijos centro rūmose ir jų prieigose. Liaudies dirbinių, maisto paveldo gamintojai, prekybininkai, žemdirbiai, ūkininkai ir žinoma tautodailininkai turėjo puikią progą savo sukurtus produktus ar kūrybos darbus kitiems parodyti ir kokį litą užsidirbti. O renginyje apsilankiusiųjų gausa nustebino net pačią šventės šeimininkę Marceliukę. Žinojau ir laukiu, bet tikrai nevyrinau, kad šitiek susirinks.
gal obelukių vežau, gal šluotų niekas netvežė, bet jau vidurin tautodailė šitokia paroda gražiausia, Dzūkijos visų tautodailininkų suvežta, 19 darbų atrinkta į Vilnių važiuosim, pasaulio lietuvių dainų šventės parodas, tai jūs pamislykit Dzūkai, kokie mes bagoci, visko turim, nuo meduolio iki torto, nuo austo iki verpto, nuo megsto iki siuvinėto, reikėjo ateiti, kas šiemet nebuvo. Kitais metais lauksim, dargi ir kalėdinių mugių bus daug. O šitie mūsų Alytaus kultūros ir komunikacijos centre etnokultūrinis darbas virs ir bus tankiai. Dar turėsim ir joninės, ko gero ir žolinės. Tik jūs ateikit, kad ir tolokai nuo miesto, alegi vis tiek šitokį rūmai tušči, landam visi vietos daug, šitokia salė. Ar buvot, ar matėt, tai grožybė, atvelykė Alytų šventė. Gal pirmų ruošti apgausiai. Alytaus kultūros komunikacijos centro atnaujintose erdvėse atidarytoje liaudies meno parodoje išties buvo į ką akis paganyti. Labai džiugu, iš tikrųjų erdvė pakankama, labai šviesu, pagerintas apšvietimas, šviesios sienos, tai aišku yra tikrai džiugu. Dar ne viskas įrengta parodoms, ypač pakabinamiems darbams, bet mes išradingi, mes radom išeitį ir tiesiog taip sugebėjom išsieksponuoti per keletą erdvių, bet paroda tikrai graži. Šitoje parodoje tiesiog buvo sudarytos sąlygos dalyvauti visiems Dzūkijoje kuriantiems tautodailininkams ir jų iš viso net 30 meistrų ir 7 mokiniai, o į respublikinę parodą buvo atrinkta 18 autorių kūriniai. Angelės Baranskienės, Zigmanto Jurevičiaus, Vytauto Akstino, Antano Česnulio, Algirdo Juškevičiaus, Mindaugo Višniausko, Sauliaus Lampicko, Rūtos Indrašiūtės, Džiugo Petraičio, Virginijos Dudavičiūtės, Zenono Bulgakovo, Valdo Valentinavičiaus, Algimanto Štrimaičio, Vlado Baicovo, Eglės Bilaitinės, Linos Valutkevičienės, Audronės Lampickienės ir Saulės Lazaravičienės kūrybos darbai pateko į Lietuvos tūkstantmečiui skirtos dainų šventės respublikinę liaudies meno parodą, kuri nuo Liepos mėnesio bus eksponuojama Radvilų rūmuose Vilniuje. Atvelykio šventės metu didžioji komunikacijos centro salė buvo pilnutėlė. Gabių kolektyvų koncertų paklausyti, juolab nemokamai, panoro kiekvienas renginio svečias. Praėjusio sekmadienio popietę Alytaus Švento Benedikto gimnazijoje vyko Atvelykio viešpaties gailestingumo šventė. Pirmasis sekmadienis po Velykų, užbaigiantis viešpaties prisikėlimo 8 dienų šventę, atskleidžia, kaip glaudžiai velykinis atpirkimo slėpinys susijęs su Dievo gailestingumo slėpiniu. Juk Kristaus kančia, mirtis ir prisikėlimas yra didžiausias gailestingosios Dievo meilės apsireiškimas. Tačiau Dievo gailestingumo šventė ne vien ypatinga šio Dievo slėpinio garbinimo diena. Tai didžios malonės metas visiems žmonėms. Nedažnoje Lietuvos mokykloje vyksta šventosios mišios. Alytaus Švento Benedikto gimnazija reta išimtis. Kiekvienos mokyklos, jeigu kalbėti apie katalikiškų mokyklų Lietuvoje, situacija yra kitokia, prie kai kurių mokyklų yra šalia bažnyčios, taigi nėra poreikio daryti taip mišias dažniau, bet tikriausia pagal gausumą skaičių mišių mokykloje nebijočiau teikti, kad pas mus yra daugiausia, nes yra mūsų tradicija mokykloje kasdien per visą gruodį rarotų mišios ryte po 7:20 prieš pamokos, darbo savaitėm kasdien antradienį, penktadienį šventos mišios, klasių vakare susitikimai su tėvais su šventom mišiom, bei taipogi kaip šiandien Atvelykio mūsų koplyčios šventės proga šventos mišios, kada mes kviečiame viso miesto gyventojus prie mūsų mokyklos bendruomenės prisijungti ir tiesiog padaryti savo gražią šventę, kurioje kartu su to dievišku gailestingumu džiaugtis vieni su kitais. Atvelykio viešpaties gailestingumo šventė gimnazijoje vyksta jau ne pirmi metai. Kasmet renginys pritraukia vis daugiau bendruomenės narių. Su momentu, kad jeigu ta šventė yra, tai kad ji tikrai būtų šventiška. Todėl nors ir mišios sudaro pagrindą, po mišių kviečiu visada, kad kažkokia būtų meninė programa. Prieš porą metų dalyvavo Lietuvoje žinoma jaunimo roko grupė Gyvai,
Pernai mūsų Alytaus miesto bei rajono vaikai dalyvavo koncerte, tiesiog savo jėgom pastatėme tokį koncertą, vaikai padarė koncertą patys savo. Šiemet naujas bandymas yra kapela, Metelių kapela, žinoma Lietuvoje. Ir tiesiog su šią kapelą norime pasidžiaugti, pašokti, padainuoti visi kartu. Tai yra nauja tradicija, todėl galbūt žmonių, nors ir buvo virš porą šimtų žmonių, taip sunku suskaičiuoti, bet apytiksliai žinome, tai norėtųsi, kad daugiau dar ateitų, nes vietų dar laisvų buvo. Reiškia, tą šventę galim padaryti dar gražesnė. Tam galbūt šiemet truputį daugiau atėjo, kai kurie išgirdo iš reportažo televizijos, nes šiemet pirmą kartą buvo prieš tai pasakyta, parapijose skelbimai buvo, kvietimas prisijungti dar šitose šventose mišiose. Ir tokiu būdu daugiau žmonių sužino, galbūt iš tikrųjų, kad tradicija įsitvirtintų reikia kokių minimum 5 metų. Šiemet tai yra tik tai 3 metai, 4 metai, kada koplyčia tai pilnumoje veikia, o kaip tokių šventimų, tai 3 tokie rimtesni šventimai mūsų koplyčios. Tai yra trumpa labai tradicija. Kaip aš ir sakiau, labai būtų džiugu, jeigu prie šių tokių šokių, bendravimo po šventų mišių padaryti ir kažkokius, nežinau, dešrelių kepimą, šašlykus, žaidimus šeimom, kad tai padaryti tikrai šventę visom šeimom, kad ateitų ir močiutės, ir vaikai, ir mažiukai, ir vyresnio amžiaus žmonės, ir jaunimas, ir visi kartu kažkaip praleistų laiką, kad tiesiog pradžiuginti. Per daug būna niūrus pasaulis, mums atrodo, o čia yra gera proga mums tikrai kartu švęsti. Šventas mišias, kurios vyko gimnazijos aktų salėje, aukojo Alytaus dekanato dekanas Arūnas Užupis, Švento Kazimiero parapijos klebonas Darius Vasiliauskas, Alytaus įgulos karo kapelionas kapitonas kunigas Jonas Tamošiūnas. Bažnytinės giesmes giedojo Švento Benedikto gimnazijos merginų choras, vadovaujamas muzikos mokytojos metodininkės Loretos Mockuvienės. Mišioms patarnavo taip pat šios gimnazijos mokiniai. Atvelykio Viešpaties gailestingumo šventės metu gimnazijos aktų salėje veikia po visą šalį keliaujanti apaštalo Pauliaus jubiliejiniams metams skirta paroda. O dabar persikelkime į kitą Alytaus Ramanausko Vanago vidurinę mokyklą, kurioje buvo galima išvysti unikalų reginį, praskleidusi istorijos šydą ir valandėliai nukėlusi į baroką ir klasicizmą. Truputėlis muzikos, gabalėlis šokio, šiek tiek retorikos ir prabangiosios mados. Jūs galvojate, kad valstybė tai jūs, valstybė tai aš. Kas yra žmogus begalybėje? Kas apskritai žmogus? Tai niekas palyginti su begalybė ir viskas palyginti su niekuo. Žmogus tai vidurys, tarp visko ir nieko. Žmogus. Tai skamba išdidžiai. Žmogus tai tuštybė ir pelenai. Tuštybių tuštybė. O memento mori. Šiandien istorijos mūzai mostelėjus burtų lazdele, valandėlį grįžkime atgal į puošnųjį baroką bei didingą klasicizmą. Dabartis tai praeities veidrodis. Pažinkime dabartį. Skelbė Ramanausko Vanago vidurinės mokyklos renginio Carpe Diem nuo puošniojo baroko iki iškilmingo klasicizmo organizatoriai. Mūsų mokykla ruošiasi didžiajam istoriniam renginiui. Ir praeitais metais mes grožėjomės iškiliąją gotiką, spalvingų renesansų, o šiemet į mūsų mokyklą atėjo puošnusis barokas, klasicizmas. Ir šitas renginys apjungia daugybę dalykų. Sakykime, dailę, kostiumus paruošė mokytoja Dalia Dukevičienė, dailės mokytoja.
Čia jinai mūsų didžioji dizainerė tiek scenos, tiek kostiumų. Muziką ir šokius istorinius paruošė choreografijos mokytoja Birutė Sereičikaitė. Čia buvo jungta ir technologijų mokytojai Loreta Mazetytė, Maknickas ir netgi lietuvių kalbos mokytojos, kurios tekstus ruošė. Ir labai mes šitam projektui, šitam renginiui ruošimės entuziastingai. Mus palaiko mokyklos vadovai, visada skatina, įsijungia tėveliai, jie kai kurie net kostiumus siuvė. Ir šią tradiciją šiandien mes norėtumėm pristatyti ir mūsų būsimiesiems mokiniams, tai dar tik svečiams, Dzūkijos vidurinės mokyklos mokiniams. Norim, kad ir jie pamatytų mūsų gražias mokyklos tradicijas. Mūsų gyvenimas labai skubus, labai tempas didelis, todėl šitą renginį mes pavadinom Carpe Diem, džiaukis šią dieną. Manyčiau, kad kas pamatys mūsų vaikų kūrybą, visi džiaugsis šią dieną, tai bus geri estetiniai išgyvenimai šios dienos. Projekte dalyvavo per 40 vyresniųjų klasių mokinių. Prie meninės programos parengimo prisidėjo ne tik mokytojai, bet ir mokinių tėveliai. Užsikrėtė didžiuliu entuziazmu sukurti nuostabų reginį. Kol kas paremta tik entuziazmu. Tačiau mes, kaip sako, iš to, ką mes turim savo mokykloje, namuose, perkratėm visas, kaip sako, mūsų spintas, nereikalingus daiktus, iš jų siuvome tuos kostiumus. Sakykit, ir kaip jums pavyko uždegti tą jaunąją kartą, užsimti tokiais dalykais? Tam mes ir esame mokytojai, kad sugebam uždegti jaunąją kartą. Dalyvavimas tokiame ne vienadienėme projekte kiekvienam mokiniui suteikia ne tik kūrybos džiaugsmo, bet ir daug neįkainuojamos patirties bei žinių. Aš manau, jam duoda pirmiausia pasitikėjimą savimi, kūrybos džiaugsmą duoda. Be to jis įgyja ir daugybę žinių, įgūdžių ir man atrodo, kad ir populiarinimas jiems, šio renginio populiarinimas irgi jiems suteiks savotišką džiaugsmą. Istorija ne tik karai, sukilimai, revoliucijos. Ir karo metu žmonės gyvena savo gyvenimą, myli, klausosi muzikos, puošiasi. Praskleidę istorijos šydą bent valandėliai ir mes galėjome pažvelgti į baroką ir klasicizmą. Truputėlis muzikos, gabalėlis šokio, šiek tiek retorikos ir prabangiosios mados. Renginio metu skambėjo barokinė mirties retorika. Buvo demonstruojamos mados moteris drugelis, moteris gėlė. Deklamuojamos eilės iš Justino Marcinkevičiaus katedros. Šokamas madingiausias to laikmečio šokis polonezas. Ir vėl mados. Šeštadienį vykusios visuotinės talkos Alytaus rajone akcentas buvo Lietuvos tūkstantmečio ąžuolų alėjos sodinimas Simne ir akcija 1000 lelijų Alytaus rajonui, kurios metu pasodintos lelijos prie Alytaus rajono seniūnijų, parkuose, skveruose, aikštėse, prie rajono riboženklių. Šeštadienį Alytaus rajone vykusioje visuotinėje talkoje Išsaugokime Lietuvos kultūros paveldą ateinančioms kartoms dalyvavo per 2500 dalyvių – savivaldybės vadovai, darbuotojai, įstaigos ir organizacijos, kaimo bendruomenės, mokiniai. Bendrų darbų skirtų sutvarkyti rajono aplinkai, piliakalniams, kultūros paveldo objektams pradėti savivaldybės Lietuvos vardo 1000-mečiui skirti renginiai. Tikslas tai yra pirmiausia tai apsišvarinti buvo, iš tiesų mes kartu prisijungiam prie tos akcijos darom, tačiau mūsų šita akcija yra daug brandesnė, sakyčiau, mūsų rajone, dėl to, kad mes pradedam savo jubiliejinius metus, savo rajone švęsti jubiliejinius visai valstybei metus, tai yra 1000 metų šventimą ir valėm šiukšlės iš ryto po visą teritoriją, po visą savivaldybės teritoriją pasklidom, po visą seniūnijas, sodinam 1000 pasodinom, tikiuosi, nes ne visur teko suspėti sudalyvauti 1000 lelijų. O kodėl lelijų būtent? Tai dėl to, kad yra mūsų savivaldybės ženklas, mūsų herbas, yra 3 raudonos lelijos, tokios jos ir turėtų pražysti, tai planuojam, kad kaip tik šventėm, jubiliejinėm šventėm, kurios pikas bus Liepos mėnesį,
ir jos net iš Olandijos vežtos, neatsimenu, Blueberry ar kaip vadinasi kažkokia tai tokia rūšis, tačiau vėlgi manau, kad prasminga. Ir įsipareigoju, pavyzdžiui, sodinom lelijas Raitingų seniūnijoje prie ženklo ir vaikai iš karto savanoriai, ten ar skautai, jaunieji įsipareigojo, kad merė, sako, mes prižiūrėsim, laistysim, nes lelija daugiametis augalas, tačiau kol prigyja, aišku, reikia su juo šiek tiek pavargti. Daugelis rajono gyventojų neliko abejingi į akcijos Darom 2009 organizatorių kvietimą ir prisidėjo prie aplinkos tvarkymo, rajono gražinimo. Savivaldybės administracijos darbuotojai prisijungė prie rajono bendruomenių ir kartu tvarkė rajono pakelės, piliakalnius, parkus, paežerės. Pilietinė akcija pasodinti 1000 lelijų neatsitiktinė, nes lelijos puošia Alytaus rajono herbą. Talkos Išsaugokime Lietuvos kultūros paveldą ateinančioms kartoms dalyvius, susirinkusius į Simno miestelio parką, pasveikino metraštininkas, pakvietęs įamžinti meilę tėvynei ir Alytaus rajonui pasodinant ąžuolų alėją. Man tai atrodo, kad čia kiekvieno piliečio pareiga bent jau po vieną medį pasodyti ir gražinti savo aplinkinį miestelį. Tai balandis yra švaros mėnuo. Ar tau tai ką nors reiškia ir ar darai kažką kitų neraginamas? Aha, taip, tai šiukšlės apsirenku ir pats stengiuosi nešiukšlinti. Gal dėl linksmumo geriau, bet iš tikrųjų tai žmogus turėtų būti kiekvieną dieną tam pasiruošęs. Šiukšlės susirinkti ir medelį pasodyti, ne tik tais akcijos metu. Tai ką čia daro? Medžius sodinam, ąžuoliukus talkoje. Tai ką jums reiškia ši talka ir... Labai daug ką reiškia, nes kadangi esu mokyklos vadovas žemės ūkio ir čia mūsų teritorija, tai malonu, kad tiek žmonių susirinko ir dasidėjo prie medžių sodinimo. Visi Simno miesto gyventojai ir svečiai, kurie dalyvavo savivaldybės organizuotoje talkoje, sodino medelius, tvarkė aplinką, galėjo pasirašyti liudijime. Matyt, kiekvienas jaučia tą atsakomybę prieš savo žemę, prieš savo Lietuvą. Jie turime saugoti, ne tik tai savo, bet savo vaikams, savo anūkams, iš tiesų ir kitoms kartoms. Šis istorinis dokumentas su pasirašiusių jų pavardėmis bus saugomas Simno seniūnijoje. Štai čia, Loretos galerijoje, veikia dailininko keramiko Algimanto Patamsio ir tapytojo grafiko Valentino Ajausko kūrybos darbų paroda. Kokias parodas, kino filmus, spektaklius bei kitus kultūrinius renginius Dzūkijos sostinėje galima aplankyti jau šį savaitgalį ir visą kitą savaitę, žiūrėkite netrukus. Vakar Alytaus kraštotyros muziejuje atidaryta paroda Nauji eksponatų gyvenimai. Paroda veiks iki gegužės 25-osios. Balandžio 24 dieną 16 val. Galerijoje skrydis vyks Džan Miseko, menininko iš Gdansko koliažų parodos Ištrinti pėdsakai atidarymas. Alytaus miesto teatro galerijoje Mažoji foje visą balandžio mėnesį veikia Editos Januškevičienės scenografijos darbų paroda. Balandžio 24-26 dienomis Alytaus miesto teatro Mažojoje salėje vyks tarptautinis frankofoniškų teatrų festivalis Pirmoji uždanga. Balandžio 30 dieną 18 val. Alytaus miesto teatre Klaipėdos Antano Milinio teatro gastrolės. Alytiškiai matys spektaklį Moteris sidabro spalvos akimis. Sekmadienį, balandžio 25 dieną, Alytaus Afganistano karo veteranų klubas kviečia į renginį, kuriame vyks pagarbos vartų atidengimas ir ąžuoliukų sodinimas žuvusiajam Afganistano kare veteranui ir taikos palaikymo misijoje Afganistane pernai žuvusiajam kariui Arūnui Jermalavičiui atminti. Renginys prasidės 10 val. Švenčiausios mergelės Marijos bažnyčioje aukojamomis šventomis mišiomis. Balandžio 24 ir 27-30 dienomis nuo 15 ir 17 val. 30 minučių Dainavos kino teatras rodo animacinį filmą visai šeimai, dubliuotą lietuviškai Monstrai prieš ateivius. Savaitgalį balandžio 25 ir 26 dienomis
Filmas bus rodomas ir nuo 13 valandos. Balandžio 24-30 dienomis aštrių pojūčių mėgėjams veiksmo filmas Greiti ir įsiutę 4 Dainavos kino teatre nuo 20 valandos. Šį vakarą tiek. Tikiuosi jūsų dėmesio ir kitą kartą, lygiai po savaitės. Primenu, jog laidą Kultūros aidai, kaip ir kitas Alytaus regioninės televizijos kuriamas laidas, galite pasižiūrėti portale cika.lt. Jums, mielieji, patogiu laiku. Smagaus vakaro ir turiningo savaitgalio. Sudie.